tai būdamas mažiukas aš stebėjau ten DVD diskus, kaip žinai, Pink Floydai groja, kaip Led Zeppelin groja ir staiga aš matau, kad, žinai, kažkoks brolis pranciškonas man gitara groja, tai ką aš mačiau ir man toks, wow, tai tas ir sužavėjo. Tai galima tai padaryti, žinai, jo. Tai mes buvom gal ilgais plaukais, dar kažką ir ten tokių komentarų visokių išgirdom, Valasapta gitarys, ten kažką ir tada mes galvojom, nu tai gal taip ir pasivadinam, plaukuotas gitaristas. Bet tada tipo kažkaip buvom, čia kažkaip keistai labai skamba. Ir mūsų bosistas buvo Garbanotas ir tada sakom, tai gal Garbanotas. Ir tada pagalvojom, tai jis bosistas, tai pasivadinam trumpam Garbanotas bosistas, čia vienam tam muzikos dienom ir viskas, o po to galvosim kažką kito. Garbanotas yra vis tiek mažoji bendrija, o Šarukas yra individuali veikla. Ja. Tai kaip sekėsi Šarukui mokėti mokesčius savarankiškai? Šiandieną nemeluosiu, nekantrauju pristatyti jums ir pašnekėti su mūsų svečiu, nes tai yra vienas garsiausių balsų Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje, bet tas balsas jis, sakyčiau, nėra garsus savo decibelais ar noru būti išgirstu, o kaip tik nuoširdumu ir tuo tikrumu, kurį galime girdėti visose muzikiniuose šio žmogaus kūriniuose. Tai Šarūnas Joneikis, ponios ir ponai. Sveika, Šarūnai. Sveiki. Aš tave čia gerai pristačiau. Šarūnas, bet antras vardas yra Lukas. Tai aš sujungiau du vardus. Šarukas. Supratau. Ir kaip pristatytum save žmogui, kuris apie tave visiškai nieko nežino? Tai nežinau, tikriausiai sakyčiau, kad mano vardas Šarūnas Lukas, sujungęs šitos du vardus, sukūriau tokį dvigubą Šarukas, nes kažkaip taip smagiau, tai va taip pristatyčiau ir tada sakyčiau, kad kažką čia gyvenu žemėje ir bandau suprast, kaip čia kažkas veikia ir suprast, ką aš galiu padaryti šitai planetai arba kažkokiai savo planetai gero ir įdomaus. Kažką nuveikti, kad atsiminčiau. Ir muzika yra vienas iš pagrindinių įrankių tau tikriausiai naviguojantis šioje planetoje. Jo, gal sakyčiau vienas iš pagrindinių garsai. Gal šiaip kūryba, nežinau, aš baigiau dailės akademiją, mėgau visada lipdyti, piešti, toks atrodo ta pusė kažkaip visai užpildyta nuo vaikystės laikų. O tada kažkuriuo metu ir garsai atsirado. Tai dabar toks kaip ir pagrindinė veikla ir būdas, bet ir kitos kažkokios. Atrodo, kad pilna kitų kūrybinių dalykų aplinkui. Bet man labai įdomu, nes vis tiek esi vokalistas, o vokalistai dažniausiai, kaip aš matau, yra tokie dažniausiai matomi ir pagrindiniai veidai, nors ne visada patiem vokalistam tai labiausiai ir patinka, bet grupė Garbanotas, kuri anksčiau vadinosi Garbanotas bosistas. Dar atsimenu, buvau gal 15 metų, kuomet teko sudalyvauti koncerte. Ir pirmomis ausimis išgirsti tas visas vibracijas, tai iš tiesų labai smagu čia tave turėti. Bet ar tai yra pagrindinė dabar, vadinkim, koncentracija ir veikla? Dabar šiuo metu tai neseniai gimęs sūnus prieš 4 mėnesius, tai ten yra visai pagrindinė veikla. Sveikinimai. Ir kažkoks stebėjimas žmogaus augimo. O kas liečia kažkokią profesinį užimtumą, tai taip, muzikinė kažkokia dalis labiausiai yra išpuoselėta, bent jau mano dienose. Tai tą ir dažniausiai veikiu, kai turiu laisvo laiko. Tai kuri kažkokia, darai kažkokius arba, užsakomuosius kūrinius, jeigu kartais kreipiasi žmonės. Tokių irgi būna? Kartais būna kažkokia reklama ar dar kažkas, ar perduodant kažkokį kūrinį. Nežinau, čia visai neseniai buvo, kur Hiperbolės dainą perdariau. Tai ten buvo kažkoks projektas. Tai tokių kartais nutinka. Ir neužilgo irgi
bus, neatskleisiu, bet irgi visai kažkoks, man atrodo, smagus toksai ir komercinis, ir kūrybinis. Nu jo, kaip, jo. Čia labai įdomų dalyką palėtė, nes vis tiek iš tavęs sklinda tokia energija įvairiapusiško kūrėjo, kuriam pirmiausia rūpi santykis su pačia kūryba ir tikriausiai po to eina visi kiti dalykai, ar neklystu? Nu, čia sudėtingai, santykis su pačia kūryba jau skamba ganėtinai. Nes mano akimis būna, kad vieni žmonės kuria vien dėl to, kad galbūt nori išpopuliarėti, galbūt nori užsidirbti ir atrodo, kad yra tam tikri filtrai, kurie stovi prieš kūrybą. Bet vis tiek, bent jau mano asmeninė filosofija, tai geriausia ir unikaliausia yra, kada yra tik tai žmogus su tuo, ką jisai daro, tiesiogiai su kūryba, pirmoje vietoje. Gal įdomu, žinai, nes matyti ir užsidirbti, ir išpopuliarėti yra ganėtinai, tokie tarsi smagūs siekiai, kurių galėtum sakyti, tai jau kas blogai turėti ten daug kažkokių pinigų arba galėti ten leisti savo kažką ten įsigyti, jeigu reikia, lygiai taip pat, žinai, turėti kažkokį žmonių dėmesį, jeigu tau to labai reikia, tai irgi atrodo, kuo tai blogas dalykas. Tai jie smagus dalykai, tiesiog atrodo, kad pats santykis, kaip tu sakai, pats santykis su kūryba yra matyti, kad aš niekada nepasijaučiau geriau ten uždirbdamas kažkokią ganėtinai, tarkim, savo didesnę pinigų sumą arba, tarkim, ten koncertuodamas prieš kažkokią didelę minę žmonių užsienį ar Lietuvoje, nes tekę yra pavažinėti ir patirti tą visai kažkokį, atrodo, dėmesį, bet atrodo, kad nei vienas iš tų minėtų dalykų nesukūrė to jausmo, ką kartais sėdi palėpiai ten savo kambarį ar kažkur ir užčiopi kažkokį dalyką, bekurdamas muziką arba, bet kokį dalyką kurdamas iš kažkur, žinai, kartais atrodo, juk kūryba yra toksai kažkoks paslaptingas dalykas. Įsivaizduoju, kad nėra niekur pasaulyje, niekur visoje planetoje ir visatoje nėra nei tos melodijos, nei tų žodžių. Tada kažkoks žmogeliukas prisėda, skambina gitara ir staiga jie jau atsiranda. Tu jau užrašai kažkokį dalyką, jau atsiranda kažkoks tai apčiuopiamas, apsakomas dalykas, kurio niekur nebuvo. Ir atrodo, kad jeigu pavyksta dar kažką sukurti, kas viduje taip kažką sužadino, tai sakau, aš kažkaip esu pajutęs tokių kažkokių jausmų, kur tiesiog, žinai, ten kažką groji, dainuoji ir galvoji, kaip tai artimo man kažką užčiuopi, ar ten sakydamas apie savo gyvenimą ar kažkokią patirtį, kad tu tiesiog jauti super smagų jausmą. Žinai, tai yra euforija ir atrodo, kad tas dalykas sukuria tą jausmą, o ten turėti daug pinigų, ar ten ar žinai, galbūt būti kažkaip populiariam ir ten tada, nežinau, man atrodo, kad arba bent jau aš tada, žinai, dar to nepatyriau, gal reikia žiauriai daug pinigų ir labai didelio populiarumo, kad visada jaustum tą euforijos jausmą, bet man atrodo, kad dėl to jisai, matyt, mano akimis ir yra, vertingiausias arba labai vertingas ir svarbus, kai jis užsičiuopia kažkuriuo momentu. Tai va. Nes buvai paminėjęs, jog netgi tenka atlikti užsakomuosius kūrinius ir man iš karto natūraliai toks klausimas yra, ar skirtumas tarp kuomet kuri savo, iš savęs ir kuomet kuri, vadinkim, klientui. Ar nebūna, jog kartais tas kūrimas klientui riboja? Ar kažkaip? Tai būna. Tai nes jisai jau turi kažkokias aiškias, žinai, gairias apie ką, jeigu tai yra ten koks nors, žinai, reklamuoji ką nors ir turi sukurti kažkokį garso takelį ar dainą. Bet tai, sakau, nėra, kad aš labai daug tą darau, nes visai gal irgi kažkaip gal ir atsirenku, arba gal net ir žmonės nėra, kad labai kreipiasi, nes yra tikrai žmonių, kurie tą daro pastoviai, kurie ten reklaminius takelius muzikinius ir produktam ir taip toliau, bet tada jeigu kreipiasi, tarkim, į mane, tai žino, kažkokį mano braižą, ar ten šiaip muzikos skonį, stilių ir taip toliau, ir tada jie irgi, žinai, bando prisitaikyti, žinai, kas aš toks esu ir ką noriu tada padaryti, tarkim, ten apie, žinai, čia grubiai, žinai, nežinau, kokį nors pavyzdį įsivaizduot, kad
tarkim, atsidarinėja koks nors naujas viešbutis ir tu kuri kažkokį garso takelį ten, žinai, kažkokiam filmukui, žinai, apie tai, kaip ten gali leisti laisvalaikį tie žmonės. Nu, tai tu gali kažkiek taip, žinai, sukurti kažkokį muzikinį takelį, kuris tavo, mano akimis atspindėtų kažkokį, žinai, atostogų jausmą ir tiek. Ir čia gaunasi toksai balansas tarp kūrybos ir, vadinkim, komercijos, bet toks, kur... Jo, tai jis visiškai yra, galų gale, šiaip tai labiau vis tiek tai yra komercinis, nes reklama, ar kaip pavadinti tuos dalykus, jie vis tiek turi aišku tikslą - parduoti. Taip. Tai tada jisai jau ir skiriasi nuo kūryba nebūtinai turi parsiduoti. Jis ras kažkokį būdą, ką paveikti su žmogumi, su klausytoju, kaip jis interpretuos. O reklama ir kas užsakinėja labai turi aišku tikslą. Ten šitas kūrinys negali šiaip užkabinti kažko ir kažką papasakoti. Jis turi papasakoti apie šitą ir šitą užduotį, ten, atspindėti tokį ir tokį prekę ar ten kažkokią paslaugą ir taip toliau. Tai tuo skiriasi. Tai sakau, kartais visai smagu ir prie to prisiliesti. Nesu tikrai mėgėjas, bet jeigu pavyksta ir kažkiek, sakau, atitinka tas kažkoks produktas ar kažkokia veikla, mano kažkokias idėjas ir kažkokį gal, nežinau, pasaulėvaizdį, tai tada kodėl ne, visai smagu prisidėti prie kažkokio, prie kažko dar savo kūrybą. Nes kažkaip žiūrint į istoriją turime keletą netgi genialių menininkų, kurie turėjo labai stiprų ryšį su kūryba ir labai genialų ryšį su kūryba, bet jų gyvenimas paprasčiausiai buvo varganas, nes tiesiog jų kūryba nebuvo, vadinkim, parduota tam materialiam būvyje. Ir tiesiog tada pasižiūri žmogaus biografiją ir atrodo, kad vargšas tas žmogus, nes kūrė ir turėjo ką parodyti ir išpopuliarėjo tik tai po mirties. Ir iš to man kyla klausimas, gal šitoje vietoje, jei gali ir paatvirauk, kaip sekasi kūrėjui, tau kaip kūrėjui, kaip sekėsi, kaip dabar galbūt sekasi iš tiesų pragyventi iš tos kūrybos. Tai visai būna. Būna kažkoks sunkesnis laikas, kur mažiau ir kažkokių koncertų ir tada kažkaip bandai ten savo poreikius galbūt sumažinti. Nežinau, visai sunku man kalbėti, nes gal iš tiesų, sakau, čia labai priklauso nuo žmonių poreikių, ko reikia. Jeigu tau reikia naujų dalykų ar ten, žinai, turi kažkokių išlaidų, nežinau, ten pirkai kažkokį butą, reikia paskolos, nežinau, turi vaikų ir jiems į kažkokios išlaidos tu turi jais pasirūpinti. Mano gyvenime viskas taip kažkaip kitaip susiklostė, neturiu aš labai daug kažkokių išlaidų, atrodo taip viskas minimaliai ir tada gal visai pavyksta suderinti, kad užtenka ir ten nebūtinai 30 koncertų per vasarą, bet gal užtenka 10 ar kartais 5, žinai, turiu ir kažkokių privačių kartais koncertų. Dar dirbu darbą kelias dienas per savaitę, tai ir tai padeda man, žinai, išgyventi. Bet jis irgi kūrybinis ir susijęs su muzika, tai žodžiu, kad... Tai nuo to netitolsti, kad gauti tų pajamų. Jo, iš esmės tai vis tiek aišku, kad tai yra svarbus dalykas. Pajamos, nes viskas čia paremta mūsų visuomeniai, žinai, šitoj sistemoje. Dėja. Yra kaip yra. Bet sakau, viskas, man atrodo, irgi yra taip nuo žmogaus poreikių. Manau, kad daug ką gali šiam laikė irgi visai sutaupyti ir naudoti labai daug, žinai, antrųjų rankų produktų, kurie yra pigesni ir taip toliau. Tikrai galima kaip nors suktis ir nebūtinai ten super išlaidauti. Sakau, čia yra visiškai požiūrio dalykas ir galbūt žmogaus ten, žinai, santykio būtent su kažkokiais dalykais, kad reikia tokių, reikia naujų, reikia to, nes visi, žinai, apie tai kalba, reikia. Taip. Ir šitas žodis, šiaip aš galvoju, kad yra labai stiprus reikia. Žmonės labai dažnai sako, reikia to, bet žodis reikia, jisai nusako būtinybę. Tai tau irgi pritarčiau, kad labai daug dalykų iš tiesų net nėra būtina. Bet ko tau iš tiesų reikia, kad kurtų?
Tikriausiai instrumentų. Jo, aš iškart, žinai, pradėjau galvoti apie aplinką, kad tarsi turėtų būti, žinai, kažkokia patalpa, kurioje būtų daug instrumentų ir visko. Bet iš tikrųjų pradėjau galvoti apie šį laiką ir mes visko turim, yra žiauriai daug bet ko, ką tik tai gali ten sugalvoti, gali rasti studiją, gali įsinuomoti ir taip toliau ir taip toliau. Bet man atrodo, kad tai nėra pagrindinis dalykas. Man atrodo, kad kūrybai reiktų ir pats pagalvoju apie savo kažkokį laiką, tiesiog reikia užsidegimo, žinai, ir idėjos, ir kažkokių istorijų, ką tu nori papasakoti su bet kuo, žinai, atrodo, kad, žinai, aišku, kad yra profesionalūs dalykai, yra, žinai, profesionaliai įrašyti garsai, yra profesionaliai nufilmuoti filmai, bet šiaip, jeigu taip paimtum, kad dabar bet kas gali labai profesionaliai nufilmuoti su bet kokiu telefonu, bet kas gali labai profesionaliai įrašyti akustinę gitarą su ten kokiu nors iPhone'o. Tiesiog esmė yra turėti ką, tipo, žinai, nes man atrodo irgi stebint šitą pasaulį, atrodo, jis yra užpildytas nuotraukom, filmais, muzika, viskuo. Taip. Bet atrodo, kad tada kartais ir atsiranda žmonėms sudėtingumas. O ką dar papasakoti? Žinai, tai, o tai kodėl aš čia, žinai, apie ką sukurtą filmą ar dar kažką. Tai atrodo, kad kūrybai tiesiog reikia istorijų, žinai, reikia tavo gyvenimo, kurį tu gyventum ir sugalvotum, o apie ką norėčiau sukurti dainą. Tai žinai, tu turi gyventi, kad norėtum apie kažką papasakoti, o priemonės tu gali susirasti šiuo laiku bet kokias. Tai iš tiesų mes gyvenam tokiam amžiui, mano akimis, kuriame visko yra tiek daug, tai yra ir informacijos labai daug, ir spalvų labai daug, bet kaip ir tu pats pasakei, labai daug įrankių, kurie išties, bent jau yra lengvai prieinami ir su kuriais galima padaryti labai labai daug dalykų. Bet kažkaip atrodo, kad šiame tokiam perteklinės informacijos amžiui visai reikia dėti pastangų, kad būtum atviras kūrybai. Ar tu, pavyzdžiui, turi kažkokių ritualų ar, ritualai, man tas žodis patinka. Ar turi ritualų, kurie padaro tave atviresniu kūrybai, ar įkvėpimui aplankyti, ar istorijai papasakoti? Ne, gal tokių specialių kažkokių ritualų būtent tam tai nemanau. Tiesiog gal stebėti pasaulį ramiai ir kažkaip veikti. Nežinau, man atrodo, kad irgi su geru tokiu draugu kažkada esam kalbėję apie, tarkim, kažkokias, žinai, socialias tas medijas ir viską, ką mes, žinai, turim ir stebim vienas kito pasaulį. Tai gal šito žymiai mažiau, žinai, daryti padeda kažką pamatyti kitaip, nes man atrodo, kad stebint labai daug kūrybinių dalykų, kurie vyksta pasaulyje ir tu labai turi didelę prieigą, gali išsigąsti, kad tu nieko nebemoki. Taip. Nes, žinai, tu scrollini kažkokius, tarkim, super sudėtingus padarytus dalykus, bet tu jiems skiri ten 5 sekundės, žinai, o ten žmogus tapė, nežinau, ar mokėsi tapyti, ar grot gitarą ten daugybę metų. Ir tu tam, žinai, tam jo laikui, kurį jisai paaukojo, kad sukurtų kažką, tu skiri 5 sekundės ir tavo tas žvilgsnis toks tipo, blemba, bet aš taip, kaip aš nemoku taip, nepavyks ir taip toliau. Ir man atrodo, kad stebint visą tą šaršalą šiaip, žmogus truputį pradeda, žinai, išsigąst, bijot savo kažkokio žvilgsnio. Tai atrodo, kad įtariu, kad tai yra kaip ritualas, žinai, atsitraukti nuo viso, žinai, kažkokio triukšmo, kurio yra labai daug ir kartais prie jo sugrįžti, kai pastebi, kad gal reikia kažką įdomu pažiūrėti, kas kažką sukuria ir taip toliau. Bet šiaip tai leisti pabūt kažkokiam tokioj ramybėj ir užsimt gal, vos ne kažkokiais, žinai, vidiniais ten santykio su artimai žmonėm, kūryba, tada, žinai, buvimas kažkokiose terpėse, kuriuose tau gera, nežinai, ar gamta, ar... Bet kokie kažkokie kiti dalykai, ne virtualus, greitas pasaulis. Nes jeigu jo ten, žinai, mokytis iš tų dalykų smagu, bet man atrodo, žmogus visai greitai užsikabina ant, žinai, technologija yra labai smagus ir naudingas dalykas, bet
žmogus turi lavinti savo valią, kad tai panaudotų tikslingai ir teisingai. Bet man atrodo, kiek ten kažką ir save stebėjau, ir draugus stebi, kad sunku išsitreniruoti save, kad, žinai, tu tipo saikingai naudoji saikingai ir jauti, kad tai tave padeda. Nes atrodo, dažnai žmonės pavargsta ir supranta, kad ne, nieko nebežinau, nieko nebenoriu ir taip toliau. Nes ypatingai šiom dienom atrodo, atsiprašau, bet atrodo reikalinga bet kokiam kūrybiniam atlikėjui, norint vis tiek būti matomam ir žinomam ir kad tą kūrybą pateikti auditorijoms, vis tiek šiai dienai reikia komunikuoti. Ir reikia apie tai šnekėti ir dažniausiai tai yra daroma per populiariausias socialinės medijas. Ja. Tai neišvengiamai ir tai padarysi, bet, žinai, kažkoks sakau, saiko klausimas. Tai gal tu paminėjai tą ritualą, tai man atrodo tas ritualas kūryba yra atsitraukimas ir kažkokia rimtis ir pabuvimas kažkokiam savo, tokiam privačiam pasaulyje, žinai, nes, nežinau, čia nesenai skaičiau kažkokią, ar gal Leonido Donskio knygą ir buvo apie tą privatumą, kad jisai, žinai, išnyksta, žinai, šiandieniam pasauliu, kas yra šiaip visai crazy, žinai, tas privatus tavo asmeninis kažkoks pasaulis, kurio, jis taip išnykinėja, gal neišnyksta, bet jisai vis, žinai, dingsta, blanksta, nes tu pradedi bijot būti vienas ir taip toliau. Bet žodžiu, kad tai tas ritualas, kurį tu paminėjai, sakyčiau, kad atsitraukimas, o tada, žinai, kai tu grįžti į visuomenę, nes smagu pasidalinti, ką sukūrei, tai be abejo, tai pasinaudoji įvairiausiais būdais. Ar, žinai, kažkokia dirbtinė platforma arba tikrų pasaulio. Bet aš tai, pavyzdžiui, irgi galvoju, nes irgi įdomu, kaip tu manai, nes dabar šiaip visas pasaulis jau bus kuo toliau, tuo labiau prikimštas netikrų dalykų, žinai, netikrų vaizdų, sugeneruotų filmukų ir taip toliau. Ir man atrodo, kad natūraliai žmogus truputį atsitraukinės ir sakys, o čia tikra, ir tada norės gal susitikti gyvai su kažkokiais. Aš labai tikiuosi, aš esu optimistas ir aš galvoju, kad tas netikras turinys privers žmonės ieškoti tikrumo ne tik tarp kitų, bet galiausiai ir savyje, kad žmonės vis labiau bandys tą triukšmą užgniaužti. Bet kai žiūrime į tą masinę visuomenę ir masinę komunikaciją, tai panašu, kad tiesiog turime labai labai daug stimulacijos, kuri paprasčiausiai lygina smegenis ir bukina žmonės, vadinkim, ir kažkaip verčia juos užmiršti savo tuos vidinius balsus. Bet kažkaip vis tiek aš renkuosi tą optimistinį kelią. Net jisai tik tai optimistinis. Ta prasme, kad tai ves galbūt, žinai, aš kalbu vos nežinai apie save, tai matyt, tu irgi kalbi apie save, kad aš jau atsitraukinėjau, žinai, nuo to turinio, būtent kažkokio to, tarkim, digitalinio pasaulio turinio. Ir tada pradedi galvoti, kad tai jeigu aš atsitraukinėjau, tai 100% yra žmonių, kurie tai daro. Ir tai tiesiog, žinai, laiko klausimas, kai kažkada žmogus vis tiek nuo kažkokių dalykų pavargsta, kurių yra per daug. Tai man atrodo, kad Tai vat, atsakant dar, žinai, apie tą, kad tai tu kuri ir vat, galvoji, tai kaip čia apie tave sužinos ir taip toliau, tai gali būti, kad kažkuriuo metu bus taip, kad tu tiesiog, žinai, ranka padarysi kažkokį plakatą, iškabinsi ir tai bus vėl labai smagu nueiti ir pamatyti plakatą ir, o geras, nieko nežinom apie tai. Nežinai, kartais galvoju, pavyzdžiui, o jeigu į parodas nebeleistų, žinai, nei ten bandyti kažkaip fotografuoti ar dar kažko ir tik tai gyvai tu galėtum pamatyti, ką tas menininkas sukuria, tai iš esmės ten kažkokia interneto platforma jau negalėtų jo pasiekti, žinai, apkopijuoti arba padaryti ir tai būtų toks, o geras, vėl iš naujo, smagu važiuoti. Tai žinai, čia tokie grįžimai atgal, gal žmogus tipo, užčiapa kažkokį smagų naują dalyką ir tada vėl grįžta. Viskas juda ciklais. Toks atrodo, jo, visai, nes žinai, aš tai nemanau, kad čia tas technologijos ir viskas yra super blogai. Čia tik tai būtent kelias į kažkokį dar smagesnį žmogų, tipo, dar tobulesnį, nes jisai tobulėjo, jo sąmonė ten plečiasi, jisai kūrė daugybę dalykų, kažkiek vos nežinai atsiranda tokie belimičiai dalykai ir jisai vėl susikaupė ir kaip išnaudoti tą. Man kažkodėl toks jausmas, kad... Aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Tai galima sakyti, kad mes abudu su tavim... Tai gal išgerkim. Tai galima sakyti, kad mes dviese esame tokie optimistai. Aš skaičiau LRT straipsnį, kuris iš tiesų įdomiai rašė, kad muzika tavo gyvenime, jie atsirado pagrinde per brolišką ryšį
ir tam tikrą religinę bendruomenę jaunam amžiui. Tai man kažkaip įdomu sužinoti apie tą laikotarpį ir ar tai tiesa, ką aš čia dabar pasakiau irgi. Ten muzika atsirado mano gyvenime? Kad taip, ten buvo, bent jau straipsnių taip rašė ir aš galvoju, ar tai yra. Na bent jau. Ne, muzika šiaip atsirado, tai įtariu, kad per tėvus, nes jie labai daug klausė muzikos ir mes augom, žodžiu, nuo vaikystės apsupti ten nuo Leonardo Coheno iki Beatlų, iki skuterių ir taip toliau, ką tik tai mama atneždavo iš, žodžiu, iš CD pasaulio, arba tėtis, ką buvo sukaupęs iš vinilų ir jų draugai klausė be galo daug muzikos, ten Zappa, Pink Floydai ir to atėjo kažkokia senesnė muzika. Tai taip mes susipažinom su tokiu, žinai, gal patys neprisilietę prie to dar aktyviau, nors buvo kažkokia ir sena gitara tėčio ir taip toliau, tai manau, kad pats tas pradžia tai yra visiškai per tėvukus, o tada pats prisilietimas prie muzikos tai buvo, nu jo, čia irgi tokia atskira dar tema, ten mūsų šeima ten išgyveno kažkokias krizes ir kažkaip, kad matyt, kad išliktų kartu tėtis su mama, jie ieškojo kažkokių pagalbų ir tą rado religinėse bendruomenėse, Bernardinų bažnyčioje konkrečiai. Ir pradėjo, žodžiu, žinai, nes mes būdami vaikai tiesiog stebėjom visą tą tėvų santykį ir kaip jisai, žinai, banguoja, griūna ir vėl iš naujo atsirandinėja. Ir su tuo buvo susijusi, žinai, bažnyčia, atsiradimas kažkokio Dievo klausimo, tiek mano tėčio, tiek mano mamos gyvenime, kas tai yra, kažkokia paieška. Ir ten toj bendruomeniai buvo tiesiog grupelė žmonių, jaunimo, kurie grojo. Ir ten buvo instrumentai, ir ten buvo keli broliai pranciškonai, kurie grojo gitarą. Tai jo, jie kažkurio metu, žinai, parodė, kaip groja Pink Floydų gabaliuką. Kurį? Wish You Were Here, manau. Ir aš atsimenu, kad tai būdamas mažiukas, aš stebėjau ten DVD diskus, kaip žinai, Pink Floydai groja, kaip Led Zeppelin groja ir staiga aš matau, kad, žinai, kažkoks brolis pranciškonas man gitarą groja, tai ką aš mačiau ir man toks, wow, tai tas ir sužavėjo. Tai galima tai padaryti, žinai, jo, kad jeigu, žinai, šitas žmogus gali, tai kodėl aš negaliu. Ir tai užkabino taip paimti instrumentą. Nu, tai mes tada ten pradėjome muzikuoti Bernardinų bažnyčios Rūsy. Ir kas sekė po to, jeigu šnekėsime apie tą muzikinę karjerą? Tada pradėjom grojinėti patys kažką ten užklasinę veiklą ir kažką ten vadinamasis yra džeminimas, kur tiesiog groji ir ieškai kažkokių garsų ir kaip grot. Tada, aišku, mokyklai grodavau, poezijos konkursuose. Ir galų gale mes išlindom pagroti viešai muzikos dienose. Gatvės muzikos dienose, čia prieš kokius, nežinau, kiek metų. Eolika. Ir tai buvo tokia pradžia, atrodo, jau viešai pasidalinti kažkuo, kas smagu. Tai atsimenu labai, kad man šitas dalykas įstrigo iki dabar, kad benamis metė pinigų ir sėdėjo ir žiūrėjo, kaip mes grojom ir tai buvo ant toks, wow. Benamis davė jums pinigų? Jo, jis įdėjo pinigų, atsidarė tokią bambaliuką ir tiesiog ir sakė, varykit. Bet čia sakyčiau, gan aukštas įvertinimas. Jo, tai sakau, šitas man dar įsiminė iki dabar, kad wow, jeigu, žinai, kažkoks žmogus, kuris neturi pinigų ir prašo, įmeta kažkiem jauniem nesusipratusiem rockeriam, tai smagu. Nu, nuo to ir prasidėjo, kad mums smagu muzikuoti ir kažkoks apsikeitimas su publika vyksta. Geras. O kaip jau susiformavo pati, vadinkim, grupė? Tuo metu jinai vadinasi Garbanotas bosistas, tiesa? Jo. Taip, ten tas pavadinimas toks irgi keistas, mes nežinojom, kaip pasivadinti, vaikščiojom, tuo metu, atsimenu, buvom Palangoj, ėjom Basanavičiaus gatve ir ten, kadangi daug tų subkultūrų maišydavosi ir dar nelabai sutardavo, tai mes buvom gal ilgais plaukais, dar kažką ir ten tokių komentarų visokių išgirdom, Valasat gitaristas, ten kažką ir tada mes galvojom, tai gal taip ir pasivadinam, plaukuotas gitaristas. Bet tada tipo kažkaip buvom, blema, čia kažkaip keistai labai skamba.
Ir mūsų bosistas buvo Garbanotas ir tada sako, man, tai gal Garbanotas. Ir tada pagalvojom, tai jis bosistas, tai pasivadinam trumpam Garbanotas bosistas, čia vienam tam muzikos dienom ir viskas, o po to galvosim kažką kito. Bet tada ir įvyko tas, kad mes pagrojom, susirinko ganėtinai daug žmonių, visi, žinai, prašė, kad ten pakartot, dar pagrot, tada pradėjo, žinai, duoti kažkokias vizitinės korteles ir sakyti, va čia Havana klub, norim jūsų koncerto. Ir kad jūs atpažintų jūsų brandą, kad atpažintų. Jo, ir sako, tai kaip jūs vadinatės? Ir mes sakom, tai Garbanotas bosistas. Garbanotas bosistas, taip. Ir tada liko, ir tada, žinai, vos ne mes ten grojam kažkokius koncertus ir susitinkam į kažkokius interviu ir sako, tai kodėl Garbanotas bosistas? O ne, vėl. Nes, jis toks dabar jaučiuos kaltas, kad paklausiau. Ne, jis tiesiog toks juokingas, kažkuo keistas tas pavadinimas, bet jo. Ir tada galų galia kažkuriuo metu mes nubraukėm tą bosistą, nes čia kita dar istorija. Ar jūsų vadinkim, grupę jau tuo metu sudarė tik tai muzikantai, ar jūs jau komandoje ir turėjot pastovius, vadinkim, kažkokius technikus? Kaip buvo, kurie prisidėdavo prie koncertų sėkmės? Ne, tik tai grupė. Kol kas. Jo. Manau, kad čia toks laikui bėgant atsirado žmonės, kurie visai susidomėjo, ką mes grojam ir norėjo kažkaip prisidėti ir pagelbėti, tarkim, garsistas, kuris sako, bet žinokit, galėtų skambėti dar geriau. Žinai, ir taip tada jo, ta komanda išsiplėtė, prisijungia žmonės, kurie ten, žinai, profesionaliai jau kažką išmano, irgi lygiai taip pat mokėsi gal, bet mes visi mokėmės ir prisijungia garsistai, prisijungia šviesistai, ir tada jau toks visai susikūrė kažkoks brandolys. Bet aišku, jis irgi taip keičiasi. Karts nuo karto kažkas kitas prisijungia. Tai va. Ar yra kažkokios specifinės priežastys, kodėl pasikeičia tam tikri... Gal noriu pašnekėti apie tą techninį personalą, labiau apie garsistus ar apšvietėjus ar dar kažką. Tai skonis. Skonis. Jo. Manau, kad bet kokiam dalyke yra skonis ir jis visai svarbus. Žinai, tiek šviesos mene, tiek garso mene, kažkokie žmonės jaučia tokį dalyką, kažkaip tokį. Taip konkrečiau, tai įsivaizduoju, kad kažkas labai mėgsta, kad aštriai gitaros skamba, kažkas, kad truputį kaip tik tokios apvalesnės ir gal kažkokį užėmą, žinai, vaidmenį tam grupės piešiny, kai tu taip stebi, ten kas per centrą, kas šone, kas, žinai, kas arčiau skamba ir taip toliau. Lygiai taip pat šviesos, žinai, kažkokie žmonės mėgsta minimaliai šviest, kažkaip labai teatrališkai, kiti mėgsta efektus ir taip toliau ir tada tu irgi renkiesi pagal tai, nes galvoji, kažkaip dabar man atrodo, kad labiau taip. Ir tada ieškai žmogaus, kuris geriausiai tame jaučiasi, žinai. Arba susidirbi su tuo žmogum, su kurie jau senai dirba ir kalbiesi ir, žinai, pasakoji savo kažkokį kaitą, apie ką ten, tarkim, koks nors albumas, koncertas ar dar kažką. Ir tada nuo to priklauso daug, žinai, kažkokių techninių skirtumų. O vat įdomu, jeigu taip pabandant įsivaizduoti tipinį koncertą, tai kokios specialybės iš tų kūrybinių industrijų pasaulio įeina iš techninės pusės į koncertą? Tai minėjai garsistą, minėjai apšvietėją, kas dar? Nes aš pats tai nelabai žinau. Tai aš nežinau, irgi vadyba. Vadyba, koks nors ten prodiuseris, jeigu yra, kuris ten, žinai, derina, gal kažkokią gauna paramą, gal kažkoks ten prisijungia, žinai, prekės ženklas, kuris tarsi gali reklamuoti savo produktą, bet, žinai, padėti tau ten kažkiek tai, žinai, bendradarbiaujant ten paremti, kažkiek pasidalinti išlaidas koncertų. Toksai tada yra, žinai, visokie tie technikai, kurie atlieka tą nematomą, bet sunkiausia, žinai, ten darbą kabinti, kolonėlės, visokius LED ekranus ir taip toliau. Tai čia yra pilna, ten tos komandos būna dabartiniais Lietuvos arenų muzikos laikais, tai ten yra, wow, ten kartais, žinai, pasižiūri, sudalyvauja ir matai tos žmonės, kurie super atsakingai ir taip, žinai, kruopščiai ten sunkiai dirba ir padaro visą tą, ką ten mato. O koks, apie areną šneki, koks buvo tavo matytas ar gal pats grojai techniškai įspūdingiausiam koncerte? Tai matytas, tai gal buvo Free Fingos Kompensoje, buvo labai labai geras, kažkaip ir muzikaliai, ir garsiškai, ir ten vizualiai
tikrai, kur atsimenu, kad taip su drauge klausėm ir visą koncertą tiesiog klausai ir galvoju, geras. Senai buvau, kad taip išlaikytų dėmesį ir kad taip matosi, kad visi super, žinai, kažkaip atsakingai dirbo ir tai jautėsi. O ir dabar visai neseniai pats dalyvavau tam Mes užaugom renginy. Tai jis gal net truputį iš kitos pusės, aš mačiau iš žinai, užkulisių. Tai vat būtent mačiau tą technikų darbą ir jis man paliko labai kažkokį didelį įspūdį, kur ten, žinai, suvaldyti 50 skirtingų atlikėjų, visiems duoti mikrofonus, visiems prisekta ir jie super malonus ir kažkokie tokie jautėsi, kad wow, geras. Tai iš tos pusės pamačiau labai kažkokį smagų ir gražų darbą, tokį bendrą, žinai, atliktą kartu, o tokį vat šou, tai minėtas, jo. Aš iš karto prisiminiau vieną koncertą, kurią man pačiam teko dalyvauti, ta prasme, kaip dalyviai. Tai buvo Nacionaliniai dailės galerijoje pagal Antano Sutkaus fotografijas, muzikos grupės pagal fotografiją kūrė gabalus. Ir mano tuo metu labai mėgstama grupė Sheep Got Waxed irgi pagal vieną fotkę padarė kūrinį ir ateini, sėdi, jie ten varo tokį avangardinį džiazą, ten jau prasideda vos ne metalo garsai, roko garsai ir jie varo ir staiga ant sienos pradeda kažkokios lazerinės projekcijos judėti. Ir tu pradedi matyti, kad ant tų projekcijų yra auditorijos siluetai. Ir aš tada nesuprantu, kaip tai įmanoma, ir aš žiūriu ir aplinkui bičiukas prie aparato kažką junginėja ir tada žiūriu, kad oho, yra žaidimų konsolės Xbox 360, yra tokie Kinect, kurie seka tavo judesį kaip žmogaus. Tai buvo tie Kinectai sudėti keli scenai ir jie vat būtent gaudė tą auditoriją ir tada transliavo ant sienos. Ir tuo metu aš taip galvoju, tai neatrodo kaip labai brangus dalykas, nes ta pati technologija gan nėra brangi, bet taip kūrybiškai ir taip kažkaip taip įdomiai buvo, kad wow, tai kažkaip norėjau pasidalinti šituo momentu, nes čia vat buvo mano toks kūrybiškiausias matytas sprendimas scenoje. Tai apačioje. O kokia buvo tavo scena, kur tau pačiam teko grot, kuri tau labiausiai patiko? Nežinau, net visai daug gal galėčiau išskirti, bet dabar gal kažkokį vos neprisimenu, tai žinau, kažkokiam mažam gal bare, kai mes tiesiog grojom labai garsiai ir aplinkui buvo daug žmonių ir sunkiai kažkas girdėjęs, bet visi tiesiog jautė kažkokį, nežinau, tokį, kad mes grojom, žinai, ir kad mūsų daug ir kažkoks kvapas žmogaus, prakaitas ir kažkokie triukšmai arti. Matyt, kad tai man kol kas smagiausia. Nebuvau, žinai, neatlikom gal niekada tokio ten super didelio techniško ir ten žiauriai daug kažkokių. Gal, vat, nežinau, sudėtingiausias, kurį ten galbūt darėm, buvo gal Kably, čia pernai ar užpernai, neatsimenu tiksliai, bet kažkaip darėm ten, žodžiu, tokią iš smėlio dykumą ir daug turėjom atsivežti ten 3 tonas smėlio, tai gal šitas buvo visai įdomu, kad pasidaryti tokią scenografiją ir tada ten išsikelti tokius aukštus šviestuvus 6 metrų. 3 tonas smėlio? Jo. Oho. Tai buvo toks visai, žinai, kad kuri kažkokią scenografiją. Tai buvo visai smagu kurti, bet tas pats atlikimo momentas ir išgyvenimas, tai nepasakyčiau, kad aš jį labai prisimenu. Jis toks buvo, dideli koncertai turi vis tiek tokį atstumą nuo klausytojo. Tai gal man visai smagu tie kažkokie mažesni, bet lokalūs. Kažkokie. Arba jeigu dideli, tai jo, turėjau kažkaip pasidaryti kažkaip, kad patogiai ir taip smagiai jaustumės ir ir tada įgyvendint galbūt vat kažkokius techninius dalykus, ką tu vat paminėjai, ar Sheep Got Waxed, ar irgi netgi prie to paties kažkada čia neseniai irgi buvau, yra tokia grupė Broken Chord. Tai jie dirbo irgi su tokiais apšvietėjais ir, žodžiu, vaizdų menininkais, tai pavyzdžiui, irgi, žinai, tų priemonių, sakau, dabar yra ten be galo, tai ten buvo, pavyzdžiui, 3D skaneriai ant scenos ir jie skanavo gyvai tą, ką jie groja ir publiką ir projektavo visiškai, žinai, 3D figūras tokias, tipo, efektuotas. Panašiai labai skamba. Jo, tai panašiai, tik tai dar ta technologija, žinai, dar
kaip čia. Ištobulinta. Jo, ištobulinta iki tiek, kad tu jau, žinai, matai tą patį žmogų, tik tai jau, žinai, ten projekcija kažkokia 3D, bet jinai visiškai atitinka judesį ir taip toliau. Tai, žodžiu, tų būdų sužavėti. O kaip tu... Daug. Jo, labai labai daug. Kaip tu galvoji, jeigu reikėtų spėt, visiškai spėjimas, bet kuri iš tų kūrybinių industrijų, vadinkim, specialybių, apsistokim ties techninė dalim, tarkim, koncerto, arba komunikacijos dalim kaip vadyba, kuri paklausiausia šiuo metu? Ar galėtum pabandyti tokį spėjimą duoti? Bet palauk, gal ne iki galo užfiksavau. Bet čia ir apie garsistus kalbame? Tai ir apie garsistus. Tai garsistų labai reikia. Labai reikia garsistų. Visai trūksta, kiek ten sutinku žmonių, tai kurie dirba, tai būna labai daug koncertų užbukintai, reikia tiesiog žmonių. Manau, kad ir šviesistų, tokių scenos labai tų... Bet jaučiasi jų trūkumas, sakytum? Jo, sakyčiau, kad yra ganėtinai didelė paklausa koncertų ir žmonių truputį mažiau. Ir kažkaip panašu, kad Lietuvoje vis daugiau ir daugiau tų koncertų. Dabar atrodo, kad jo. Bet nežinau, žinai, man atrodo, kad ir vadybos kažkokios tokios tikslingai dirbančios ir taip profesionaliai irgi visai trūksta. Nu, žinai, kur kažkas atsiranda ir visi supranta, kad wow, gerai dirba, reikia kažko mokytis, žinai, nežinau, čia iš kokios nors agentūros yra ta pati, žinai, ten Katarsio ir Frifingos ir dar ten kelių grupių Žiauru, MB Žiauru, liktai taip vadinasi. Nu, tai ten super smagiai tos merginos dirba, neįtikėtinai ten surengia sklandžius ir didelius koncertus ir šiaip, nežinau, turai, žinai, lietuvių grupė turuoja po ganėtinai, jau taip sakytum, beveik pasaulį ir renka irgi ganėtinai soldautinius koncertus, tai čia yra, wow, gera. Čia aš apie Katarsį. Tai, jo, spūdingas tas kelias. Nu, žinai, aišku, ten prisidėjo Eurovizija, bet nesvarbu, jie jau dirbo anksčiau ir tiesiog, tai manau, kad ir vadybos, iš tikrųjų, tai labai daug tų specialybių. Jo, specialybių pačių labai daug, bet šiaip labai įdomu, nes ir prieš tai esu girdėjęs, kad garsistų yra smarki paklausa. Irgi dabar dar paminėjai apšvietėjus. Irgi tai reikia skatinti jaunus žmonės domėtis tuo. Aš manau, žinai, čia kiek įdomu, nes aš taip kartais pagalvoju, žiauriai smagu kokiu nors ten šviesų dailininkų dirbti ir mokytis. Ten, aišku, pradžioj gal ir yra toks, daug to, žinai, paprasto, labai tokio techninio ir gal kartais neįdomaus darbo, bet gali taip kažkokias tas subtiles detalės varyti ten, žinai, padėti atlikti praktikas į teatrus, į koncertus ir iš to mokytis ir po to staiga jau supranti, kad galiu kažką ir kurti. Nu, žinai, nes vis tiek, kad išmoktum, kaip ten viskas veikia, turi praeiti kažkokį ir tokį nelabai įdomų kelią. Nu, žinai, turi išmokti tuos pagrindinius akordžiukus, kad po to galėtum kažką lipdyti. Nu, taip yra. Tai man atrodo, kad šiaip tai visai daug tokių specialybių trūksta. Visai įdomu, nes kai domėjaus apie tave ir apie grupę Garbanotas, atradau, jog tu taip pat ir turi savo asmeninį, pavadinkim, kaip čia geriau pasakyti, brandą, Šarukas. Jo, nežinau, kaip brandas. Ne brandas. Nežinau, gal. Kokio tai žodžio? Sakytų žmonės projektas. Projektas. Projektas irgi jau toks keistas projektas, gimdo projektą. Turiu minį, kad kažkoksai, žinai, kaip čia pasakyti, ką žinau, tai tokia individuali veikla. Individuali veikla. Jo, nes Garbanotas yra vis tiek mažoji bendryje. O Šarukas yra individuali veikla. Individuali veikla. Ja. Tai kaip sekėsi Šarukui mokėti mokesčius savarankiškai? Taip. Ne, o iš tiesų viskas. Norisi kažkaip paklausti, nes vis tiek tikriausiai, kad yra skirtumas tarp buvimo grupėje ir tokio savarankiško darbo. Vat kokie yra tie pliusai ir minusai, tai banaliai gan paklausiu, dirbat būnant grupėje ir būnant tiesiog Šaruku. Tai yra visokių tų skirtumų. Tai vienam visada yra tokia, kad tu atsakingas, žinai, pats.
kad, žinai, jeigu tu vėluoji, tai tu vėluoji, arba ten, jeigu, žinai, kažkas susirga, tai iš grupės, tai tada turi pradėti galvoti, tai kaip čia dabar atliksim dar kažką. Nu, yra tokių, bet paprastų mini niuansų, kad tu esi atsakingas pats už savo kažkokį atlikimą ir tada gali susigalvoti kažkokį vieną, žinai, planą koncerto, bet staiga jį pakeisti, nes tu tiesiog sėdi ir galvoji, ne, praleisiu dainą ir pradėsiu nuo tos. Ir su grupė jau yra toks vis tiek, mes sutarę esam ir tu dabar, nežinau, ten atsisuks ir pradėsi sakyti, ne, grojam visiškai kitą, ką mes tarėmės. Nu, taip jau nebeišeina. Tai tokie elementarūs dalykai tada yra kas. Nu, tai aišku, kad finansinis dalykas vis tiek dalinasi iš vieno kitaip, negu dalinasi iš 4 ar ten 6. Tai jis irgi toks kartais visai svarbus ir, žinai, visai. Bet, žinai, sakau, tai tiesiog norėjusi galų gale dar ir pabandyti tą gal kažkokį labiau ramesnį. Asmeniškesnį. Jo, kažkokį ramesnį priėjimą prie kažkokių gal mažesnių erdvių. Ir tai, ką aš visai mėgstu, žinai, pagrot, paplepėt. Kad jis toks truputį koncertas, brūkšnelis kažkas, žinai, šiaip papasakojimas, kažkoks pasakojimas. Tai va, tai norėjusi to ir vis tiek, žinai, groji grupiai dar kažką ir daliniesi tom idėjom ir ten vis tiek vyksta, visgi mes visi esam, žinai, ego kažkokie padarai ir turim tą savo mintį ir norą kažkaip reikštis ir smagu kartais ieškoti kompromiso ir įsileisti kitą egoistą į savo gyvenimą ir pats, žinai, duoti kažkokią dalį ir taip, nu, žinai, nes mes visi turime egoistas iš gerosios pusės, kad visi esam, žinai, tokie asmenys, kurie norim kažkaip padaryti ir kai sustinka 4 tokie asmenys, kurie nori kažkaip padaryti, tai būna, nu, toks, žinai, įdomu, bet noriu taip, bet aš noriu taip ir tada kažkokį turi rasti kompromisą. Gal šį kartą padarysim pagal mano planą, kitą kartą tavo. Gal mano planas geriau veikia. Nu, žinai, gal aš geriau darau tą, gal geriau darai tą. Ir tas atrodo irgi toks svarbus momentas. Žinai, tu per kūrybą ten santyki dar sprendi tarp skirtingų žmonių, kas yra, nu, irgi ir ganėtinai sudėtinga, ir įdomu užduotis, bet kartais nuo to visai pavargsti ir nori tiesiog važiuoti vienas, kur nors ten su savo maža mašinytė, sena, kažkur į kokį nors kaimelį ir pagrot kokiam nors ten, nežinau, tam žmonių kažkokiam privačiam renginy ir jautiesi taip, na, smagu, gerai. Kažkaip skamba labai taip mielai ir taip tikrai ramiai palyginus. Nors ir pačios grupės garsas man asmeniškai irgi toks labai ramus ir nuoširdus. Tai labai įdomu yra girdėti tai iš tavo lūpų. O aš turėjau klausimą apie tą vadybos dalį ir komunikacijos dalį, nes vis tiek aš įsivaizduoju, jog turite savo atskirą vadybą grupėje. O Šarukas, kaip jisai šneka savo lūpom? Ne, tai dabar mes šiaip nelabai turim, irgi nutraukiam ir pradėjom, nes kažkoks naujas etapas, kuriam naujus gabalus, tai artėja nauji, kažkokie naujas gal etapas kažkoks. Tai gal ir tada ieškosim kažkokio žmogaus, dar neaišku, dar nesugalvojam. Ir, žinai, jeigu esi grupė, kuri turuoja labai daug ir turi žiauriai daug ten, žinai, kažkokių užsakymų, tai tada tau reikia to papildomo žmogaus, kuris planuotų, kuris galbūt turėti prodiuserį, kuris dar, kaip sakiau, galbūt kažkokias ten nuo transporto, žinai, gali rasti kažkokių, žinai, pigiau užsinuomoti kokį nors automobilį turų ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, yra labai, žinai, būdų kažkaip ten prisidėti ir pagelbėti tą visą koncertinę veiklą. Bet jeigu nėra daug tų koncertų, tai tu pats gali atrašyti ten, žinai, elektroninį laišką. Jeigu darai kažkokį vizualų dalyką, gali pasidaryti plakatą, susikurti kažkokį renginio ten vizualą ir taip toliau. Tai kartais ir nereikia, žinai. Čia labai priklauso nuo tavo užimtumo ir veiklos. Jeigu spėjai, tai tada nereikia. Jeigu matai, kad pradedi nespėti, kažkam vėluoja atsakyti, pamiršti, kur buvai susitaręs koncertuoti, neberandi garsisto, tada samdai žmogų, kuris visą tą darbą atliks už tave ir... Ar dažnai jo prireikia iš patirties? Nu, taip,
kai būna tas aktyvus laikas, kur daugiau tų koncertų ir norės ten kažkur važiuoti galų. Čia atsiprašau, šiltasis tikriausiai sezonas. Spėjau vasarą. Jo, labiau šiltasis. Bet anksčiau, žinai, mes važinėdavom visai ten per visokius užsienio showcase'us ir taip toliau. Tai tenai atrodo, kad visai turi tas žmogus dirbti, susipažinti su kažkokiais užsienio ten bookeriais, vadybininkais ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada gauti jų kontaktą ir jie susirašo ir tada ten, žinai, gauni kažkokį kvietimą, apšildyti kažkokias grupės ir taip toliau. Nu, čia yra toks atskiras darbas. Tu turi būti ganėtinai toks, žinai, komunikabilus žmogus, psichologiškai toks įtikinantis, kodėl reikia šitos grupės ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai, bet sakau, kol kas susitvarkom ir patys, žinai. Tai va. Nes paskutinis albumas jūsų išėjo 23 metais, pataisyk, jeigu aš klystu. Man regis 23. 23. Kūnas dangaus. Jo. Kaip su to albumu? Kaip man labai kažkaip rūpėjo sužinoti pačio kūrinio, muzikinio kūrinio tas atsiradimo kelias, nuo idėjos iki jau išmanifestuoto produkto. Gerai, atsigeriu ir tuoj. Drąsiai. Tai žodžiu, keletą paskutinių albumų mes įrašinėjom LRT, žodžiu, studijoje. Dirba toksai mūsų geras draugas Snorė, Norvegas, toksai prodiuseris, muzikantas, kuris ten yra įsirengęs įrašų studiją super profesionalią, nu ir šiaip jis tam muzikos kažkokiam produsavime ir šiaip muzikavime sukasi jau daug metų, tai mes dirbdavom su juo. Tai būdavo, kad kažkaip ten susikuria kažkoks eskizas namie, kaip minėjau, ten ar palėpėje, ar vienas, ar su broliu dažniausiai kurdavom. Tada tą eskizą parodai žmogui, su kuriuo įrašinėsi, jisai patarė kažkokių dalykų, kurie galbūt galėtų skambėti smagiau. Tada tu paruoši tokį kaip ir demo įrašą ir tada jau atkeliauji į studiją ir jau įrašinėjai profesionaliai ir ieškai jau dar kažkokių garsų papildomų, galvoji, kokioje erdvėje galėtų skambėti, žinai, ar ten vokalas, ar būgna, ar gitaros, per kokius kubus, per kokius mikrofonus naudoti, groti kartu ar atskirai. Tai žodžiu, tas procesas yra toks, labai irgi įvairus ir jis priklauso nuo dainos, nuo nuotaikos dainos ir kažkokių daug aspektų. Tai žodžiu, kad kažkoks, žinai, yra griautis, mūsų atveju tai yra griautis, kuris susikuria kažkokioj tavo erdvėjai, toksai primityvesnis, paprastesnis, tada tu atsineši į studiją, pasitari, kaip jį aplipdyti kitais instrumentais, tada aplipdai kitais instrumentais ir tada jau keliauji įrašinėti dar kartą jau tą paskutinę versiją. Bet čia yra, žinai, keli būdai. Dabar, pavyzdžiui, nauji kūriniai gimė tik mūsų studijoje. Jau nebekeliavom ten į kažkokias profesionalias studijos, o tiesiog taip, kaip gavosi pradžioje, ten kažką tobulinom patys ir norėjusi, žinai, išbandyti, kaip gali pats padaryti, kaip, žinai, kartais ta nuotaika irgi visai svarbi įrašyme, žinai. Kartais nuotaika net yra svarbiausia, žinai, dainoj. Nes kai tu įrašinėjai, tokį jauti smagų jausmą, kad aš įrašinėjau ir geras gabalas, žinai, ir smagu, ir tada tu įrašai šitą. Ir tada nusineši kažkur ir tau sako, dabar reiks pakartoti. Bet tu galvoji, bet buvo taip smagu, aš nežinau, ar sugebėsiu. Ir tu bandai perrašyti, jau būni prisirišęs ir klausai to smagaus įrašo, galvoji, visiškai nebe taip skamba. Tada tu turi paleisti tą kažkokį seną sugalvotą momentą ir perrašyti naujai, profesionaliau, nors iš kitos pusės tau ten, tarkim, visiškai netrukdo tas neprofesionalumas, kažkoks garso ar kažkokios ten kokybė atskleisti, žinai, dainos nuotaiką ar kažką. Tu net galvoji, kad taip net turėtų labiau skambėti. Tai žodžiu, kad čia yra, žinai, labai priklauso nuo daugybės niuansų. Tipo, nuo taip, kaip tu įsivaizduoji dainą ir nuo to priklausys, ar tu ten keliausi, žodžiu, į kažkokias profesionalias studijos, ar pats padarysi su mobiliaku. Su mobiliaku. Nes yra albumų įrašytų su
mobiliakiais, kurie yra super garsus pasaulyje ir vos... Daug porą pavyzdžių, kad galėtų žmonės paklausyti namie ir... Nu, yra, pavyzdžiui, King Gizzard and the Lizard Wizard, tokia grupė ir jų populiariausios dainos yra iš to albumo, kuris yra rašytas su 4 iPhone'ais skirtingose studijos kampuose ir tiesiog po tos ten suvesta, kiek įmanoma, žinai, sulygini garsus, kažkokius panaudoji kompresorius, dar kažką ir jo, skamba taip, kaip norėjai, kad skambėtų. Žinai. Tai čia vėl grįžtam prie tos mūsų minties, kurią aptariam, kad... Kad gali daryti, kaip nori. Aš klausiu tavęs apie procesą, bet iš tiesų aš noriu jį pamatyti gyvai. Tai aš turiu štai čia su savimi. Aš turiu 10 kortelių ir kiekviena iš tų kortelių turi visiškai atsitiktinį žodį. Ir aš norėčiau, kad dabar tu ištrauktum 4 korteles. Ir iš tų 4 kortelių labai trumpai... 2. Taip, čia 2 ir dar 2. Ir kad iš tų kortelių, iš tų žodžių, kad galėtum padaryti trumpą improvizaciją savo balsu ir čia ir dabar įrašysim gabalą. Tai pirmas žodis yra... Petarda. Pirmas žodis yra petarda, kurį ištraukiam. Ja. Antras žodis, labai susijęs, yra industrija. Nesąmonė ir tuščias. Tuštuma. Šitas taip. Ar čia aš tiesiog sugalvoju? Šitas, Gerai. padarykim tuštuma. Tai čia yra mūsų žodžiai. Tuštuma, industrija, petarda. Jo. Tai ką aš turiu dabar padaryti? Ir dabar tiesiog labai trumpai suimprovizuok. Pradėjo plakti širdis greičiau. Taip. Nes... Čia gerai, čia yra jaudulys vadinamasis. Reiškia, kažką gero toj padarysi. Ne, tai čia aš turėčiau suimprovizuoti kažkokią muzikinį kūrinį. Taip, muzikinį kūrinį. Čia ir dabar. Tai ką, aš galėčiau pabandyti tokį... Netrukus jums įvyks nesąmonė tokia. It petardas sprogs industrinė daina. Štai mano lemtis. Paskutinis žodis, kurį pridėjau, buvo lemtis. Ja. Tai labai, klausyk, labai gražu ir labai pagirtina už drąsą. Ar širdis vis dar plaka? Tai plaka visą laiką stipriau, kai reikia daryti kažką netikėtai ir kažkaip tai kažką suktis, kur dar atrodo, kad kas čia dabar per nesąmonę, ką jie čia sugalvojo. Bet iš esmės kartais visai smagu gal patirti tą mini šoko būseną ir kažkoks toks sukiesi kažkaip kartais pagalvoji net apie kažkokį sureikšminimą, tai kas čia tokio. Nu, žinai, labai teisingai, Šarūnai, tu žiauriai teisingai sakai, kas čia tokio. Bet įdomu suprasti, kad nors ir žinai, kad kas čia tokio, bet vis tiek žmogui yra kažkoks keistas, nu, žinai, tu staiga įsimetė. Pavyzdžiui, visai įdomu būtų, žinai, jaustis super ramiai. Tu, pavyzdžiui, man parodo ir aišku, žinau, bet įdomu, kas tai yra. Čia matyti jau gal robotas taip padarytų. Ir gerai, ir dar vieną. Dabar tavo žodžiai bus. Kašmyras. Koks čia žodis? Obelis. Užteks 3. Ir labai gražiai tu buvai pasakęs apie nuotaiką, jog iš tiesų priklauso nuotaika kūrimo procese. Bet tiesiog čia kašmyras, obelis, bananas jau skamba kaip komedija. Gal man tai, žinai, dar visai sudėtinga, bet kodėl irgi ne. Žinai, surasti šitų 3 žodžių kažkokią sąsają į nekomišką eilutę arba kažkokią, tarkim, ypač dar sudainuoti. Nes, žinai, galbūt jeigu būčiau kokios nors ten tokios komedinės grupės narys, tai tikrai nebūtų sunku, žinai, galėčiau tada visai įsijausti į tai. Iš tiesų, jo, šitie žodžiai duoda visai kitokią nuotaiką. Jo. Nu, jis toksai, žinai, iš karto ką daryti. Pabandyti. Tai, žodžiu, bananas, obelis, kašmyras. Ponios ir ponai, jūs dabar matote procesą, dainos kūrimo procesą. Jeigu būčiau Pijus opera, matyčiau ir greitai.
Jis jau tikriausiai būtų senai viską perskaitęs. Gerai. Švelnusit Kašmyras, kvapnusit obelynas, aš tavo geriausias draugas bananas. Wow. Jūs net neįsivaizduojat, mėly žiūrovai, kaip iš tiesų gerai tai skamba čia, Linkmenų fabriko angare, kuriame filmuojame įrašą. Ačiū. Sananab. Kaip ten Bananas sakei? iš kitos Aš tavo pats geriausias bananas. Aš tavo geriausias draugas bananas. Ačiū. Tai kažkaip, bet visai rūpi sužinoti dabar, kai taip išgirdom gyvą tą kūrybą. Tai kada, jei gali atskleisti, ar kada nors mes išgirsime kažką naujo, galbūt iš grupės, galbūt iš Šaruko. Neužilgo turėtume pasidalinti keliom naujom dainom. Nežinau, tiksliai dar nenutarėm ten tikslios datos mums su visais tais vadinamaisiais deadline'ais arba mirties linijom yra Mirties linijų. sudėtingiau, bet turėtume gal net kovo pabaigoje kažkuo pasidalinti. Tai va, jo. Tai laukiam mes patys. Manau, kad kažkas tikrai ir patiks ir klausantiems kažkur kitur. Mūsų laidą iš tiesų žiūri daug žmonių, kurie labai save sieja su kūryba ar techninė kūrybinių industrijų dalim ar su pačia kūryba. Jei reikėtų patarti kažką jaunam kūrėjui ir žmogui, kuris siekia savęs ieškoti ir įtvirtinti šioj srityje, ar tai būtų techninė sritis, ar tai būtų, vadinkim, ta magiškoji kūrybinė sritis, kokie tai būtų patarimai? Daryti tiesiog. Daryti, ieškoti būdų, kaip pabandyti, save kažkokioj srity, kurioje tu nori. Jeigu tu esi apšvietėjas, tai keliauk, atlikti praktikas, padėk ten nemokamai ir taip toliau kino aikštelėse, bet kur, rašyk žmonėm. Jeigu tu esi muzikantas ir kuri kažkokius dalykus, tai rašyk kažkokiems, atlikėjams, sakyk, kad pasidalinkit mano dainom, jeigu smagu, gal galiu apšildyti jūsų koncertus. Yra begalės irgi tokių būdų, bet svarbiausia yra drąsa. Drąsa ir pasitikėjimas savim, nes yra žiauriai daug žmonių, kurie kuria, bet bijo parodyti. Ir tai yra, matyt, vienintelis trukdis, kuris, trukdo kažką jau profesionaliau pabandyti ir suprasti, ar čia tavo yra iš viso, ar iš to aš ir noriu valgyti duoną, filmavimą ir taip toliau. Tai varyk į filmavimo aikšteles, prašyk, kad noriu atlikti praktiką, pareguliuoti fokusą, ten pažiūrėti, kaip darosi tie dalykai ir taip toliau ir taip toliau. Ir žiūrėti, ar tai nori daryti ar ne. Tai manau, kad nebijoti, tiesiog išbandyti ir nebijoti įsimesti į šitą jausmą, kur staiga truputį kažkaip pradeda plakti širdis keistai ir galvoju, tu ką čia dabar aš darau, Kaip ką tik buvo. Jo, bet kažkur išjudi ir tada galvoju, tai gerai. Pabandžiau, kažką pakeičiau, kažką savo, kažkur pajudėjau. Tai man atrodo, kad, pajudėti kažkaip, tai to ir linkėčiau. Gražu. Ar yra kažkoks patarimas, jeigu reikėtų dabar keliauti atgal laiku ir savo kaip pradedančiam kūrėjui, ar palinkėtum to paties, ar savo patarimas būtų kitoks? Jo, manau, kad būtent to paties palinkėčiau. Dar drąsiau rašyti ten kokiam nors muzikantam, kuriuos mėgsti ir gal ten keliauti apšildyti juos. Gal net dar labiau įsiklausyti tai, ką aš pats, jaučiau ir noriu daryti. Gal kartais ne visai, gal ir ieškoti kompromiso, bet ieškoti tokiam sveikam lygmenį ir žiūrėti, kad o gal visai noriu taip ir daryti taip. Tai gal to dar palinkėčiau, bet šiaip tai viskas džiaugiuosi savo kažkokiu gyvenimu ir visą tą kūrybinę liniją, nes ką dabar kuriu ir ką sakiau, kad paminėjau, kad pasidalinsim,
Tai aš klausau mašiną ir galvoju, geras. Tai tada atrodo, kad Jėga. tai jėga. Jeigu aš esu šitam kelyje, kur klausau kažkokių dalykų, kuriuos sukuriu ir džiaugiesi, tai manau, kad taip pat gerai nukeliavau visai smagų kažkokį etapą. Tai va. Supratau, Šarūnai, buvo labai įdomu su tavim pašnekėti. Ir iš ties dalykai, kuriais pasidalinai, aš manau, kad aktualūs ne tik man, ne tik studijos susirinkusiems, bet taip pat tikiu, kad ir už ekranų sėdintiems, ir mums žiūrintiems žmonėms. Tai labai labai tau ačiū, kad sutikai pasidalinti savo gyvenimu su mumis. Na, o mes, mėly žiūrovai ir kūrybinių industrijų srovių mėgėjai, pasimatysime su jumis jau kitame Atlantų balkono epizode, kurioje kalbinsime žmonės iš dar skirtingų įvairesnių sričių ir sužinosite dar daugiau įdomių dalykų, užkulisių ir gausite netgi patarimų. Tai žiūrėkite mus, ačiū, kad žiūrite ir iki kitų kartų. Sakyk, ate, Šarūnai. Iki. Ate.